Nes reikia matyti tą tokį platesnį vaizdą, kad šiuo metu demokratinis pasaulis iš tiesų yra konfrontacijoje su autoritariniais režimais ir galiausia aktyvesnė ekonominė diplomatija, būtent siekiant diversifikuoti Lietuvos ekonominius ryšius, kad nebūtume mes priklausomi, pavyzdžiui, nuo tos pačios Kinijos, kuri čia prieš tai buvo minėta. Taip pat be abejo lyderystė gynybos srityje. Ką aš turiu omenyje? Mes visi kalbame apie, ir visiškai pagrįstai kalbame, ko gero ir 4% čia gali būti ne riba, bet esmė, kad labai mažai tiek prezidentas, tiek iš esmės ir kiti valdžios pareigūnai labai mažai kalba apie tai, kokie prioritetai bus finansuojami iš to. Tai aš akcentuočiau visų pirma atsakingą ir veiksmingą lėšų skiriamų gynybai panaudojimą, kad tie 4% ar netgi ir daugiau, ko aš visai neatmetu, nebūtų savaime kažkoks savitikslis dalykas, bet kad jie būtų veiksmingai panaudoti, tai aš turiu minėti ir oro gynybą, ir sąjungininkų brigada, ir teritorinė gynyba su visomis komendatūromis, ir šaulių sąjunga be abejo, ir prireikus, čia vėlgi labai geras klausimas, kaip mes įgyvendintume visuotinio šaukimo sistemą. Dabar kitas dalykas, aišku, aš jau minėjau turbūt, kad tai yra ir gynyba turi tapti visų reikalų. Visų reikalų tai reiškia, jeigu mes piliečiams deramai išaiškinsim, ką mes skiriam tos pinigus, kad, pavyzdžiui, Lietuvos dangus bus saugus, ne taip kaip šiandien yra Ukrainoje, kad mes imsimės visų priemonių būtent tam, aš manau, kad Lietuvos piliečiai savaime bus žymiai labiau motyvuoti prisidėti prie gynybos reikalų. Na ir be gynybos, čia jau minėjote, kad prezidentas turi tikrai labai plačias sritis teisingumo srityje, bet aš tikrai neužsimsiu populizmo ir nepradėsiu pasakoti, kaip prezidentas gali kištis į prokuratūros veiklą, nes man kartais susidaro toks įspūdis, kad neva tai, kad šiandien kai kurie politikai nepatraukti atsakomybę, arba netgi teigiama, kad neva jų atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, aš tikrai jų neginu. Bet prezidentas demokratiniai teisiniai valstybei, jūs visi patys tai žinote, negali tiesiogiai dalinti nurodymų nei prokurorams, nei teisėjams. Tai čia reikia labai atsakingai pabrėžti, kad ta prezidento kompetencija skiriant teisėjus vis dėlto turėtų būti atsakingai panaudota. Mes šiandien matom, kad prezidentas yra totaliai užleidęs šitą sritį. Tai aš turiu omenyje, pavyzdžiui, kad apie 10% teisėjų vietų yra neužpildyta. Prezidento pasirinkimai, mes čia vėlgi galbūt daugiau čia lietuviška, daugiau aktualiai Lietuvoje ir viduje žinoma, bet prezidento pasirinkimai kelia labai didelių abejonių, kodėl pasirenkamos, pavyzdžiui, ten 22 pagal geriausiai įvertintus, bet ne 1, 2, 3 ar ten 5 žmogus, tai prezidentas turi labai aiškiai skaidriai veikti skirdamas teisėjus, be abejo skirti didesnį dėmesį jų kompetencijai. Be abejo, taip pat skirdamas ir kitus pareigūnus. Tai aš pripažįstu, kad, pavyzdžiui, generalinis prokuroras tikrai galėtų būti žmogus, kuris atsakingiau žiūrėtų į savo pareigas ir principingiau beje pradėtų ikiteisminius tyrimus ir taip pat gintų viešą interesą. Tai čia teisingumo sritis. Na, visose kitose srityse, gerbiant vis dėlto konstituciją, reikėtų pasakyti, kad čia tokia dviejopą padėtis. Iš esmės viskas priklauso nuo prezidento telkiančio politinio autoriteto. Jeigu jisai kalbėsis su visom politinėm jėgom, jeigu jisai kalbėsis su piliečiais, jis tikrai galės pasiūlyti tokias įstatymų leidybos iniciatyvas, pavyzdžiui, kurios gali susilaukti palaikymą. Jisai tikrai galės geriau užtikrinti teisėkūros kokybę, pavyzdžiui, vetuodamas nekokybiškus įstatymus. Bet reikia pripažinti, kad čia yra labai svarbu ir dialogas, ir labai konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis politinėmis valdžiomis. Aš turiu omenyje visų pirma su Seimu ir su vyriausybė. Nes čia prezidentas vienas dėja, pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, turi labai ribotas galimybės ką nors nuveikti. Kas yra svarbu užsienyje gyvenantiems lietuviams ir kas vyks su prezidento rinkimais, dvigubos pilietybės klausimas, tai ar jūs esate įsirašęs šį... Be abejo, aš tą esu įsirašęs, kur tik tai galiu pabrėžti, kad reikia išlaikyti ryšių su diaspora ir beje viena iš tokių iniciatyvų galėtų būti ir prezidento specialusis patarėjas diasporos klausimais, galbūt kažkada toksai buvo, bet iš tiesų tokią praktiką reikia atgaivinti, nes diaspora, kaip rodo ir visa statistika ir socialinės apklausos, tikrai labai prisideda prie Lietuvos gerovės ir pilietybės išlaikymas čia yra vienas iš tokių esminių veiksnių.
Ir čia, žinot, aš šiek tiek galbūt paradoksaliai gali atrodyti paantrinčiau prieš mane kalbėjusiam pretendentui, pasakydamas, kad mano požiūriu Lietuva galbūt neišnaudoja vienos galimybės, nors aš tą klausimą vertinu visiškai kitaip, aš pripažįstu, kad jis yra visiškai diskusinis, bet jeigu, pavyzdžiui, referendumas vėlgi neįvyktų arba nepasiektų teigiamą rezultato, tai nes mes žinom tą aukštą kartelę, tai aš vis dėlto pagalvočiau apie įstatymą iniciatyvą, kaip tą kartelę sumažinti, bet be abejo ne taip, kad 50% nuo atėjusiųjų, bet ta kartelė ir dabar yra sumažinta kitų konstitucijos straipsnių atžvilgių. Aš turiu omeny, kad jeigu mes 1 ir 14 skirsnį berods galime pakeisti daugiau negu pusės visų Lietuvos Respublikos piliečių balsų, tai visus kitus konstitucijos straipsnius, jeigu tai būtų referendumo klausimas, galima keisti daugiau negu pusės atėjusiųjų, bet ne mažiau negu trečdalio visų Lietuvos Respublikos piliečių. Tai apie tokią kartelę buvo galima, mano požiūriu, pagalvoti šitos pastaruosius, pavyzdžiui, 4 metus, praėjusius nuo praėjusio referendumo ir net ją pasitikrinti konstitucinėme teisme. Nežinot, mes dabar labai daug spekuliuojam šito klausimu, o iš tiesų galėjom turėti labai aišku teisinį atsakymą. Ar gali būti ta kortelė šiek tiek mažesnė, be abejo išlaikant tam tikrą dalyvavusiųjų minimumą, ar vis dėlto tikrai ne, nes Konstitucinis teismas, kol dar šito klausimo nėra išaiškinęs, tai be abejo yra galimybė dviem interpretacijom, viena, kad galima, kita negalima. Tai aš be abejo tada jau skirčiau pastangų ir šitai krypčiai. Bet svarbiausia, mes turime visiems pasistengti ir aš irgi raginu taip pat registruotis visus užsienyje gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius, dalyvauti referendume, balsuoti už, turint omenyje labai aiškiai, kad už draugiškų Lietuvai valstybių pilietybės turėjimą, visus klausimus su to praktiniu susijusius praktiškai, šiandien mes atsakymus jau turime. Aš jums visiems pritariu, vienas galbūt kažkada ateičiai dėl galimybės būti Seimo nariu, aš manau, jis galėtų būti paliktas gerokai tolimesnė ateičiai. Jūs daug kalbate apie žmogaus teisės ir štai, kas labai kelia didelę diskusiją, partnerystės įstatymas Lietuvoje, ar ne? Arba, nežinau, koks čia dar klausimas, lytinis ugdymas mokyklose. Tai yra klausimai, kur yra didžiulis susipriešinimas ir dalis visuomenės pritarė, bet didelė dalis visuomenės nepritarė. Kaip jūs atlieptumėte į tų nepritarenčiųjų norą matyti tą savo poziciją šitais klausimais? Kaip apskritai atlieptumėt į poreikį žmonių, kurie nori kažkokiu tai būdu dalyvauti toje vidinėje demokratijoje? Štai ką ponas Vėgėlė pabrėžė tos referendumo iniciatyvos klausimas. Koks yra jūsų pasiūlymas, kad kuo daugiau Lietuvos visuomenės žmonių būtų girdimi ir matomi? Mano pasiūlymas yra labai paprastas ir čia paradoksaliai jisai sutaps su tuo, kas buvo kalbėta, tik tai aš visiškai matau kitaip šitą pasiūlymą įgyvendinimo būdus. Tai yra, pirmiausia, su visuomenė reikia kalbėtis. Aš tikrai būdamas Konstitucinio teismo pirmininkas esu priėmęs ne vieną nepopuliarų sprendimą visuomenėje, tarp jų ir tą sprendimą, kad šeima Lietuvos Respublikoje pagal Konstituciją, pabrėžiu dar kartą, yra laikomi ir tos pačios lyties asmenys gyvenantis kartu ir tai, kad Seimas nepriima atitinkamą įstatymą, iš esmės pažeidinėja Konstituciją, kaip ir Europos žmogaus teisių konvencija, beje, ir čia būtent reikia sakyti tiesą, o ne meluoti, kad Lietuva pažeidžia tiek savo konstituciją, tiek tarptautinius įsipareigojimus pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Ir tai būtų vienas iš galbūt būdų stengiantis įtikinti tą visuomenės dalį, kuri nepritarė. Nepritarė dėl ko? Dėl to, kad netgi dalis politikų, aišku, čia aš nenoriu nuklysti labai tolimus, galbūt tolimos aliuzijas į rusų pasaulio koncepcijas, bet dalis politikų specialiai turbūt ko gero skleidžia visiškai neteisingus stereotipus ar apie partnerystę, ar apie Stambulo konvenciją, ar apie lytinį ugdymą mokyklose galų gale. Bet mes pasižiūrėkime į, kad ir kaimyninės šalis, Latviją, Estiją, kad ir visą vakarų Europą. Šitie klausimai jau seniai praktiškai yra išspręsti. Lietuva yra viena iš atsiliekančių 5
valstybių Europos Sąjungoje, kurioje šitie klausimai yra neišsprendžiami. Ir beje, taip pat labai, aš manau, pakankamas argumentas galėtų būti ir tai, kad šalies civilizacijos lygį tai parodo. Ir kai mes norime platesnės tarptautinės paramos, geresnės savo interesų gynybos Europos Sąjungoje ir NATO, na tai mums visada gali pasakyti, palaukite, jūs mūsų bendromis vertybėmis vadovaujatės, ar vis dėlto kažkur turite iššūkį. Tai aš dėl to ir siūlau nebūti Vengrija, neiti urbanizacijos keliu, tiesiog padaryti tai, ką mes vis tiek neišvengiamai padarysim. Na ir kaip matote, kitose šalyse neatsitiko jokios tragedijos, nei žmogaus teisų prasme, nei ten šeimos sužlugo, nei ten visuomenės suiro. Kaip tik greičiau atvirkščiai, jos kaip tik sustiprėjo. Tai aš visada pabrėžiu ir savo programoje taip pat pabrėžiu, kad tolerancijos ugdymas, neapykantos išgyvendinimas yra vienas esminių dalykų Lietuvoje. Ir čia prezidentas turi ne tik atstovauti žmonėms, bet jis turi lyderiauti. Mes kažkaip pamirštam apie tai, kad politikai nėra vien tik tai žmonių atstovai, bet jie yra žmonių lyderiai. Jūsų klausimai taip pat bus, ir paskutinis mano klausimas, ponia Žarmai, koks yra jūsų išskirtinumas? Nes jūs kalbat tą patį iš esmės, ką visi kalba ir kas buvo daug kartų girdėta. Aš, bent jau kiek aš palyginau su prieš tai kalbėjusiu pretendentu, tai aš drįstu teikti, kad aš kalbu visiškai priešingai. Bet mano išskirtinumas yra tai, kad aš tikrai neužsiemu jokių populizmo. Aš darau tai, ką galiu padaryti ir žadu tai, ką iš tiesų padarysiu. Tai ir galų gale mano profesinio, akademinio ir valstybinio darbo patirtis, aš manau, taip pat galėtų būti čia tam tikras išskirtinumas. Prašau. Aha, reikės jums čia ateiti. Aš? Taip, nes negirdės, kad jūsų. Ant scenos. Sveiki, aš norėjau paklausti vieną, jūs kaip prezidentas ir kaip jūs sakot, norėčiau paklausti tiesiai šviesiai. Jūs žinot, kad Amerikoje bus Trumpas, ne? Ir, jau čia kaip, nesijuokit, bet taip, taip, į priekį, jeigu. Rusijoje yra karas, Europoje irgi yra, kaip sakant, irgi neramumai. Tai kaip jūs būsimas galim pasvajoti, gal kai būtumėt prezidentas, kur mes tada atsiremtume? Na, ačiū labai. Jo, kur tuomet mes atsiremtume? Kinija taip pat irgi, kaip žinot, su Taivanu, tai visur problemas dabar šiuo metu. Ačiū labai. Ačiū labai. Politikai yra tam, kad problemas iš tiesų spręsti. Tai visų pirma, aišku, dar galima būtų ir pagalvoti, ar tikrai bus Trumpas ar ne, bet kai aš prisimenu pirmąją Trumpo kadenciją, tai drįstu teikti, kad be tikrai populistiškų įvairių lozungų buvo ir labai praktiniai veiksmai ir beje jie buvo pakankamai naudingi Lietuvai. Aš turiu omeny, amerikiečių karių atsiradimas Lietuvoje yra siejamas būtent su Trumpo prezidentavimu. Tai nebūtinai visos tos baimės turėtų išsipildyti, bet ką aš dabar labai gerai matau, tai yra ir iniciatyvos NATO kurti specialų fondą 5 metų trukmės paramos Ukrainai ir atitinkamos iniciatyvos Europos Sąjungoje, nes mes kaip Lietuva iš tiesų alternatyvos neturim, mums reikia remti Ukrainos pergalę tam, kad nereikėtų kariauti patiems. Tai ieškotume būtent tam tokių galimybių. Aš aišku, vieno dalyko nepaminėjau, čia daugiau iš mano specializacijos ryties. Aš ne tik ir pats praktiškai vežu kartais paramą į Ukrainą, bet ir Lietuvoje vienas pirmųjų buvo pasirašiusių ir inicijavusių, prisidėjusių prie tarptautinės iniciatyvos dėl tarptautinio tribunolo agresijų Ukrainoje, tai vadinamasis Hagos tribunolas prieš Putiną, kuris bus, tai Lietuva čia irgi, mano asmenyje, turėtų galimybių kompetentingiau žymiai prisidėti prie šitų iniciatyvų, kaip ir beje prie
užšaldytų jau dabar Rusijos lėšų platesnio panaudojimo ne kam kitam, o paramai Ukrainai, Ukrainos ginklavimui visų pirma ir reparacijoms Ukrainai. Labą dieną. Mano klausimas būtų jums kaip teisininkui buvusiam konstitucinio teismo pirmininkui. Klausimas toks, ar pasaulio ekonomikos forumas yra legitimi struktūra? Ir antra dalis klausimų, ar pasaulio ekonomikos forumo naratyvą yra privaloma vykdyti Lietuvai? Ačiū labai, aš tik tai norėčiau jūs pasitikslinti, ką jūs turite omenyje tas pasaulio ekonomikos forumas, nes yra pasaulinė prekybos organizacija, tai yra tarptautinė organizacija ir yra būtent kokią struktūrą turite omenyje, ar ten kokią G7 valstybių grupę. Davosą čia turiu omeny. Soros. Davosą. Tai, supratau. Nes aš visada mąstau tarptautinių organizacijų kategorijomis ir mėginu įžvelgti galbūt labiau teisiškai formaliai. Tai pasaulio ekonomikos forumas, kaip ir bet kuri kita tarptautinė konferencija, aptarintis svarbius ekonomikos ir politikos klausimus, turi teisę egzistuoti. Tai yra tiek pačių organizatorių, tiek pačių ten dalyvaujančių iniciatyva. Tai aš tikrai nematau jokio pagrindo skelbti ją kažkaip nelegitime. Visą tai, kas tarptautinius įsipareigojimus lemia, tai yra tarptautinės sutartys, tai yra paprotinės tarptautinės teisės normos, tai vėlgi aš nematau šiandieną Lietuvai jokių kažkokių įsipareigojimų, kurie keltų grėsmę ir aš tikrai nesu tas, pavyzdžiui, pasaulinės sveikatos organizacijos fobijas sergantis žmogus, nes aš čia irgi esu prisiskaitęs tokių dalykų iš kitų kandidatų propagandos, kad pasaulinė sveikatos organizacija girdi paims ir suvaržys Lietuvos suverenitetą. Tai čia aš nežinau, čia tiesiog yra teisinė nesąmonė. Šiandieną tokių organizacijų, kurios kažkaip kenktų Lietuvos nacionaliniam saugumui, aš tiesiog nematau. Ir jau labiau, kurių narė mes patys esame. O pasaulinės ekonomikos forumas tai nėra tarptautinė organizacija, nelemia jokių tarptautinių įsipareigojimų. Taip, paskutinis klausimas, ponai Žalimai, prašau. O kodėl? Sveiki. Pasižiūrėjau jūsų programą ir matau, kad kaip visi kandidatai, kurie pasirašė programas, arba bent jau jas kažkur įkėlė, tai yra įrašyta dalykų, kurie yra labiau iš jūsų, kaip pavadinkime, specializacijos arba daržo stiprių pusių ir kai kurie turbūt mažiau iš jūsų daržo arba stiprių pusių. Labai apsidžiaugiau jūsų programą radusi švietimą. Mano mama yra turbūt 40 metų atidirbusi Lietuvai ir mokytoja, ir ten iššūkusi ir siuvėjų, ir politikų, ir santechnikų, ir televizijos veikėjų, ir ko tik tai ne. Čia žiūriu jūsų programą įrašyta daugiau ambicijos švietime. Pastaraisiais metais švietime trūko nuoseklumo ir ambicijos. Tai čia žinokit, ne pastaraisiais metais. Man atrodo, kad mano mama pasakytų, kad niekada kitaip ir nebuvo. Tai mano klausimas yra, kadangi čia nežinau, ar jūsų stiprioji pusė ir nežinau, kiek tai yra Lietuvos Respublikos prezidento jurisdikcijoje, bet kokiamis priemonėmis ir kokiais konkrečiais siūlymais jūs tą ambiciją ir rezultatus pokyčius į švietimą neši. Mes matome, kad švietimo ministrai dega, o procesai lieka. Tai kaip jūs tai pakeistumėte? Ačiū. Ačiū Jums labai už klausimą ir tai, kad pastebite, aš tikrai nesiginčiusiu ar pastaraisiais metais ar ne, aš žinot, visada galbūt norisi situaciją matyti geriau, bet iš tiesų, ką aš matau, tai tikrai, bet čia ne vien tik tai švietimo problema, čia bet kurią praktiškai sritį, kurią paimsim, Lietuvoje dėja mes galime pastebėti tokią nuoseklių reformų ir aiškius tikslus turinčių reformų trūkumą. Tai pirmiausia, aš dėl to ir kalbėdamas, kad daugiau ambicijos ir mažiau teisinės netvarkos, tai turiu pirmiausia, tai yra stabilumas. Stabilumas tiek mokytojo profesijai, kuri iš tiesų, aš žinot, nesinori dabar kalbėti nuo valgytomis jau frazėmis, kadangi ta ambicija taip ir neįgyvendinta, bet mokytojas iš tiesų turi tapti prestižinę profesiją, bet ir mokiniai, jų teisės, tai lūkesčiai, jie neturėtų būti eksperimentiniais triušiais, ir kaip mes dabar matome su tais visais tarpiniais įvertinimais, kuriems yra nepasirengiama, klausimas, ar jie tikrai būtinai reikalingi, bet iš principo tokių reiškinių išgyvendinimą aš visų pirma turiu omeny, bet be abejo ir kokybę
mes turime omenyje ir mokymo, ir dėstymo kokybę, ir tai, kad mokytojas neturėtų būti kažkokių popierių arba, nežinau, biurokratinių procedūromis apkrautas. Tai visą tai aš turiu omenyje ir čia prezidento kompetencija čia dėja yra antrinė, bet jis gali rodyti lyderystę ir siūlydamas įstatymų projektus ir susisodindamas ir tos pačius mokytojų profsąjungos atstovus, ministerijos atstovus šalia, mėgindamas, nesakau, kad priversti, bet mėgindamas įtakoti juos susitarti dėl bendros vizijos, nes tai yra, mes matome švietimo spragas netgi ir šiandienos kai kuriuose politikose. Tai jų kaip tik nesinorėtų, o aš pats, tai žinot, dirbu universitete ir aš jau pavargau, tiesą sakant, suprasti, kokie teisiniai reikalavimai ten man galioja, jau praktiškai nebekreipiu dėmesio, jeigu taip rimtai, nes jie irgi viena nestabiliausių sričių, tai yra ir universitetų teisinis reguliavimas. Pirmiausia, pabaigime su nestabilumu, turėkime aiškę kryptį, tai inovatyvus vakarietiškas vertybės atitinkantis švietimas ir galiausiai imkime praktinių priemonių teisėtams moksleivių ir taip pat ir mokytojų lūkesčiams užtikrinti. Ir čia prezidentas be įstatymų leidybos priemonių, kaip minėjau, gali parodyti politinę lyderystę. Ta aš tikrai pasistengsiu daryti. Aš tikrai nesakau, kad aš esu absoliučiai visas sritis išmanantis žmogus. Tam man be abejo reikės talkos ir aš manau, kad aš ją turėsiu. Taip, kokias 4 minutės dar turim, tai prašau, dar klausimas ir trumpą atsakymą. Mano pirmas klausimas, kokiu būdu jums pavyko prasitęsti Konstitucinės teismo pirmininko kadenciją, stiprinant demokratiją, taip sakant, prieš populizmą. O antras, gal galėtumėt patikslinti ir paaiškinti, kokiu būdu pilietybės įstatymo pataisa, kuri buvo priimta Kubiliaus, Kirkilo ir Zingerio teikimu. Ir dabar pilietybės įstatymą ir pilietybė yra teikiama trečiųjų šalių piliečiams, beveik komerciniu būdu, pastoviai Facebook'e reklamuojant, kad tai galima gauti lengvai. Kokiu būdu tas institutas dabar lietuviams gimusiems Lietuvoje yra einamas tik tai referendumo keliu. Gal patikslinti. Ačiū. Ačiū labai. Atsiprašau, ar puikiai supratau. Taip, ačiū. Puikiai supratau. Aš gal dėl tai pasitikrinsiu, kokia ten įstatymo pataisa, bet atsakydamas pirmąjį klausimą, tai čia žinot, man kartais tenka gyventi įvairių dezinformacinių naratyvų pasaulyje. Vienas iš jų, kad neva aš neteisėtai jau Konstitucinio teismo pirmininko pareigas, kaip jūs atkreipėte dėmesį, niekas to nenuginčia. Jeigu aš tikrai būčiau neteisėtai ėjęs, manau, kad tikrai tai būtų ir nuginčyta ir aš būčiau buvęs pašalintas tų pareigų. O atsakymas yra labai paprastas. Jis lygia Konstitucijoje ir Konstitucinio teismo įstatyme. Tol, kol einantis pirmininko pareigas yra nepakeistas, jis toliau vykdo savo funkcijas. Kai aš buvau pakeistas, gerbiamo teisėjo Gmizaro, aš nustojau vykdyti tiek teisėjo, tiek pirmininko funkcijas, o pirmininkas yra skiriamas visam teisėjo įgaliojimų laikotarpiu. Tai yra neatsitiktinai sugalvota, o būtent tai tam, kad skirtingai negu kai kuriuose valstybėse, iš jų man dabar Slovakija prisimena, bet ne vien Slovakija, Ukraina ta pati, parlamentas neturėtų galimybės, nepaskirdamas naujų teisėjų, paralyžuoti Konstitucinio teismo darbą. Tai to parlamentui nepavyko, mes priėmėm ne vieną istorinį sprendimą, tarp jų ir, pavyzdžiui, dėl partizanų įkonstitucinimo ir Lietuvos nepriklausomybės aktų reikšmės aiškinant Konstituciją. Tai, žodžiu, tikrai čia yra skleidžiamas tiesiog paprasčiausiai melas, kad aš neva neteisėtai ėjau tas pareigas. Tai čia atsakymas pirmai klausimą. Dabar antras klausimas yra susijęs, aš tikrai, suprantat, nepersonalizuosiu pataisų ir tikrai neprisimenu nei Kubiliaus, nei Zingerio, nei ko nors kito. Bet aš pabrėžiu kelis dalykus. Pirmas dalykas, Konstitucinis teismas dar 2006 metais pabrėžiu. Dar gerokai iki man tampant Konstitucinio teismo teisėjų, o
Teisminės veiklos vienas iš principų, kuo jis skiriasi nuo politinės veiklos, tai, kad teismas privalo tęsti jurisprudencijos tęstinumą. Taigi dar 2006 metais Konstitucinis teismas yra nusprendęs, kad dabartinės Konstitucijos 12 straipsnis, kurį ir siekiama dėl to pakeisti referendumu, jis reiškia, kad daugybinė pilietybė negali būti plačiai paplitęs reiškinys. Štai tada, kai tai buvo nuspręsta, be abejo, joks kitas teismas, joks kitas teisėjas, ir bet kuris teisininkas, kuris teiktų priešingai, tiesiog meluotų, negali pakeisti tokio teismo sprendimą. Tai tas straipsnis keičiamas tik referendumu, apie referendumą man atrodo pakankamai kalbėjom. Aš tikrai noriu, kad jis kuo greičiau vyktų, kad mes išspręstume šitą klausimą teigiamai ir galų gale su juo pabaigti. O dabar dėl trečiųjų šalių piliečių ir panašių išimčių, tai žinot, kada įstatymų leidėjas užuot galbūt nuosekliai sprendęs tam tikrą pilietybės klausimą užsiema tokių įvairių smulkių pataisų priminėjimų, tai mes turim tokius reiškinius. Aš nežinau, ar čia aš atliepsiu tai, ką jūs pasakėte ar ne, bet jūs prisimenat turbūt toksai Rusijos verslininkas Abramovičius ir jo vaikai, ar ne, kurie pasinaudojo pilietybės atkūrimo institutu. Tai mano požiūriu, čia yra įstatymų leidybos spragos, kurios leidžia tokiems asmenims, aš jų net piliečiais nelabai norėčiau vadinti, nes jie neturi jokių ryšių su Lietuvos Respublika dėja, jie leidžia naudotis Lietuvos Respublikos piliečio pasu. Tai mano požiūriu šitą institutą pilietybės atkūrimo taip pat reikėjo jau seniai sutvarkyti, galbūt net užbrėžti tam tikrą brūkšnį, nes kiek galima pilietybę atkūrinėti. Kita vertus, Lietuva yra jau atkūrusi nepriklausomybę 34 metus, tai galbūt, kad siekiant užkirsti kelią tam, kad Lietuvos pilietybė arba Lietuvos piliečio pasais naudotųsi asmenys, kurie nemoka lietuviškai, neturi jokių ryšių su Lietuva, galbūt niekada tai Lietuvoje nėra buvę, manyčiau, kad čia reikėtų žvelgti šitą klausimą kompleksiškai. Bet jis bet kuriuo atveju nesusijęs su plačiu daugybinės pilietybės atveju ir tam, kad daugybinė pilietybė Lietuvoje būtų neribota draugiškų šalių piliečiams, visiems, kurie įgyja tos atitinkamos šalies pilietybę, tam iš tiesų reikia referendumą ir tai yra Konstitucinio teismo išaiškinta Konstitucijos nuostata dar 2006 metų lapkričio 13 dienos nutarime. Ačiū. Dainius Žalimas, Laisvės partijos kandidatas į prezidentus. Aš labai atsiprašau kandidatų į Europos parlamento narius, reikės jums šiek tiek palaukti, nes mes šiek tiek užtrunkam, kadangi noras pasikalbėti su kandidatais į prezidentus yra nemažas, tai šiek tiek kantrybės. Dabar Giedrimas Jeglinskas, tai yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas į prezidentus. Turime, ne? Puiku. Girdite mus? Sveiki. Girdite mane? Jūs girdim, tik nematom dar vaizdo. Matom. Nu, vaizdą matom, bet nedidelį vaizdą matom. O dabar girdit? Taip, tai pradžiai, kaip ir visų kitų, paprašysiu jūsų prisistatyti, papasakoti apie save ir kodėl čia mes apie jūs turime žinoti būtent šioje pozicijoje. Taip, tai absoliučiai. Pirmiausia, dėkoju organizatoriams, visai Jungtinės karalystės lietuvių bendruomeniai. Iš tikrųjų, už šį kvietimą, puiku, kad organizuojate šią diskusiją, gal čia nėra debatai, bet diskusija irgi yra labai gerai. Pats gyvenau, dirbau užsienyje 18 iš pastarųjų 25 metų, tai labai žinau jūsų dalę, labai žinau jūsų ryžtą ir drąsą ir iš tai tikrai dėkingas. Jūs prisidedate Lietuvai, bet kur bebūtumėte, ir tai, ką darote Londone, visoje Anglijoje ar Jungtinėje karalystėje, yra tai didelis dalykas. Apie mane. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti beje gerbiamam Dainiui už tai, kad sugrąžino mus iš demagogijos ir populizmo į šiokią tokią rimtą diskusiją. Ir kalbant apie save, aš vėlgi kalbu apie rimtus dalykus, kurie pirmiausia einu iš saugumo prado. Aš ateinu iš to vadinamo karinio, nacionalinio saugumo, gynybos supratimo, nes mano karjera, mano gyvenimas yra pastatytas ant šių polių. Taigi, esu baigęs JAV karo akademiją West Pointe, kažkada buvau tas pirmasis lietuvis įstojęs ir baigęs akademiją. Po to studijavau Georgetown universitete, magistrą saugumo, žvalgybos studijose. Vėliau tarnavau Lietuvos kariuomenėje, Geležinio vilko brigadoje, taip pat karinėje žvalgyboje, antrajame departamente. Vėliau jau išėjęs kariuomenės dirbau privačiam sektoriui, didžiuliame JAV banke Citigroup, kur
teko garbė dirbti nuo New Yorko iki Tokijo, iki Singapūro, iki Australijos, kur darbo ypatumas buvo tas, kad mes finansavome visas didžiausias JAV korporacijas, kurios plėtėsi į Aziją, nes Azija prieš gerus 12-13 metų buvo būtent viso pasaulio variklis, ypatingai ta pati Kinija. Tai teko matyti tos dalykus nuo pažemio, suprasti ekonominius ryšius tarp šalių, suprasti, kaip veikia pasaulinė ekonomika ir dėl to aš esu labai dėkingas. Vėliau prisijungiau prie Sauliaus Skvernelio vadovavimo 17 vyriausybės, kaip krašto apsaugos viceministras. Mano užduotis buvo labai aiški - išskaidrinti krašto apsaugos įsigijimų sistemą. Tai yra didžiulė milijardinė, dabar jau milijardinė tapusi mūsų įsigijimų sistema, pajėgumų plėtros sistema. Ta padarėme labai sėkmingai, be šio dalykų buvo daugybė kitų atsakomybių, kaip infrastruktūros plėtra, per viešo privataus sektoriaus partnerystę, taip pat gynybos pramonės sektoriaus plėtra, kas yra vėlgi ypatingai svarbus elementas, netgi dabar tampa vis svarbesnis beje. Ir vėliau, 19 metų pabaigoje prisijungiau prie Jenso Stoltenbergo komandos, kaip jo pavaduotojas organizaciniam valdymui, atsakingas buvau už daugybę sričių nuo viso personalo, tai yra 7000 žmonių NATO alijanse, iki investicijų į infrastruktūrą, investicijų į technologijas, į visą finansinį biudžetą milijardinį. Tai irgi buvo garbė ir aišku, turbūt esmė buvo, kad karas atsinaujino 22 metų vasario 24 dieną ir teko dalyvauti, būti tose sprendimuose ir matyti, kaip alijansas veikia, kartais neveikia. Bet iš tikrųjų tai buvo ta galimybė, kurią didžiuojuosi, kad buvo atstovau Lietuvą būtent šiame alijanse. Taigi mano vizija yra labai paprasta - saugi Lietuva, nes saugumas yra būtent tas pamatas, kuris yra reikalingas klestinčiai ekonomikai, kuris reikalingas socialiniam teisingumui, kuris reikalingas politiniam stabilumui. Ir dabar, kai esame šių geopolitinių lūžių momente, kai yra karas visai šalia, kad būtent tą lyderystę mano su labai aiškia vizija, su kompetencijomis atsineštomis iš įvairiausių pasaulio kontinentų, iš darbo stipriausiame karinėme alijanse istorijoje, tikrai galiu tą savo kompetencijas, viziją, įgūdžius panaudoti būtent Lietuvos labui. Ir šiose pareigose, prezidento pareigose, kaip ir jau kalbėjo gerbiamas Dainius, tai yra saugumas, užsienio politika, yra būtent tai, ką daro prezidentas, tai yra būtent pirminės jo funkcijos, pačios svarbiausios funkcijos, nes jisai yra vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas. Taikos metas. Ir atsiminkime visi, kad taip, mes gal gyvename taikoj, bet karas jis egzistuoja, jis niekur nedingo iš mūsų gyvenimo. Todėl turime iš tikrųjų išsirinkti patį kompetitingiausią vyriausią ginkluotojų pajėgų vadą. Ta aš ir atnešu tą viziją, tą labai aišku matymą, kompetencijas ir vėlgi mano programa yra tikrai įdėta tiek ir rinkėjo puslapis.lt, tiek ir jedinskas.lt, šiaip Facebook'e ir kur jūs mane sekate, tikrai galite viską išgirsti, pamatyti, yra viskas aiškiai išdėliota. Tai vėlgi saugumas, saugumo esmė yra, kad atgrasimas privalo suveikti. Ukrainoje jisai nesuveikia, turime karą, bet Ukraina yra didelė, Ukraina turi daug žmonių, didžiulės teritorijas, gali mobilizuoti žmonės, kiek nori, keletą valandų mobilizacijų, visiškai pas mus situacija yra kitokia. Ir iš tikrųjų tai, kad mūsų saugumo politika per atgrasimą reiškia, kad mes turime daryti 3 dalykus. Pirma, stiprinti savo ginkluotąsias pajėgas. Antra, užtikrinti, kad sąjungininkai yra čia, dabar, daugiau, greičiau. Ir trečia, stipri, vieninga, atspari visuomenė. Ir kad tą padaryti, aišku, reikalingi labai aiškus prioritetai. Ir kad prioritetuose mes ne tik išmetame krūvą visko ant stalo ir sakome, žiūrėk, viską reikia padaryti. Ne, prioritetai yra labai aiškus. Iš mano pusės kaip kariškio, kaip žmogaus iš NATO, kaip žmogaus suprantančio saugumą ir nacionalinius saugumo reikalus, pirmas dalykas yra oro gynyba. Integruota, trumpo, vidutinio, ilgo nuotolio, taip pat antidroninės sistemos, nes oro gynyba yra ne tik tai karinis kažkoks pajėgumas, tai yra visuomenės psichologinio efekto, visuomenės psichologinio raminimo efektas. Nukritus raketa visą laiką sukels daugiau panikos psichologinių iššūkių negu kad galbūt pats kinetinis poreikis. Bet tai, kad mes uždengsime dangų, kad mes turėsime iš tikro saugų dangų, kur Lietuvos žmonės galės gyventi saugiai ir vykdyti tą veiklą, tiek ekonominę, kultūrinę ir visą kitą, su aiškia oro gynyba yra pats svarbiausias dalykas. Antras dalykas, aišku, yra daugiau dėmesio į karį, individualus karys yra esmė.
tiek ir atlyginimai, ir socialinė apsauga, ir karjeros galimybės, ir integravimas į civilį pasaulį po tarnybos, visą tai yra labai labai svarbu, nes mes norime pritraukti geriausius žmonės į kariuomenę, mes norime juos išlaikyti kariuomenėje, tai vėlgi tai yra esminis dalykas. Čia vėlgi apie saugumo plotmę turbūt galima kalbėti dar čia užimti turbūt 2 valandas. Apie užsienio politiką vėlgi yra antras toksai, kaip sakyti, antras elementas yra viso gyvenimo, tai yra saugumo politika ir užsienio politika. Užsienio politika, kuri turi būti, atstovauti nacionalinius šalies interesus. Pagrindinis dalykas. Vertybės tvarkoj. Žiūrėkit, kai prie NATO stalo susėdame 32 šalis, visos turime vienodas vertybės, bet kai tu pradedi dėrėti, supranti, kad pradžioje mes nesudarėme praktiškai dėl visko. Tokia yra realybė, nes šalis gina savo šalių interesus, savo piliečių interesus. Ką turi daryti mūsų lyderiai, ką turi daryti prezidentas, ministrai ir premjerai, ginti nacionalinius šalies interesus. Ir čia tikrai aš iš tą konsensuso kultūrą, bendradarbiavimo kultūrą iš vakarų, esu tas, kuris turbūt esu labiausiai pro JAV, pro NATO, pro vakarai, pro Europą kandidatas ir turime eiti į priekį, pirmyn, saugiai, stipriai užtikrinti šalies saugumą, būsim saugus, būsim ir turtingi, ir klestintis, ir socialistas teisingo šalių gyvensime, ir aišku, politinis stabilumas ateis. Tai gal tiek pradžiai, gerbama Daiva, ir galim pakalbėti apie klausimus. Galim. Taip, yra didelė rizika, kad jūs ir nebūsite registruojamas kandidatu. Čia jau kitą savaitę paaiškės. Nėra rizikos. Ne. Jūs tikras? Taip, absoliučiai ne. Tai, kad jūs, čia yra tas momentas, dėl ko ginčiama jūsų galimybė, tai, kad jūs pastaruosius metus nebuvote fiziškai Lietuvoje, dirbote kitur, jūsų nuolatinė buvimo vieta. Tai, 9 dieną, jeigu aš neklystu, čia jau turėtų pasisakyti, ne? Taip. Bet jūs net ir nesvarstot tokios galimybės, kad galite absoliučiai pasitraukti iš šitos kovos. Aš tikrai nesvarstau, nes aš kandidatuoju į prezidentus, ne į Europos parlamentą, ne į Seimą, kaip kai kurie planuoja kažkokias tai akcijas, einu tiesiai į prezidentūrą, nes ten yra pozicija, kurioje aš tikrai galiu geriausiai atstovauti Lietuvą. Dabar kalbant apie tą registraciją, kaip minėjote, apie VRK, mano visi gyvenimo saitai, vaikai, šeima, mama, gyvenimas, visas buvo Lietuvoje, aš dirbau NATO, atstovau Lietuvą, NATO alijanse, tai aukštose pareigose, tarp politinėje lyderystėje, tai vėlgi VRK priims tikrai teisingą tikiu sprendimą, teisingą Lietuvai, nepolitizuotą ir aš tikrai užtikrintas, kad mes eisime pirmin. Tai, kad jūs, kaip čia pasakyti, jūs sakot, jūs buvote Lietuvoje, taip, turbūt galima taip sakyti, bet fiziškai nebuvote. Ar jūsų manimų čia pliusas, ar visgi minusas? Nes tikrai yra sakančių, kad tas jūsų nebuvimas, šiek tiek atsitraukė nuo vidaus realijų aktualijų ir galbūt jūs tiesiog daug ko nežinote, atsitraukęs ir to pulso nejaučiate lietuviško, kuo mes čia gyvenam. Žiūrėkite, aš grįžinėjau turbūt kas savaitę, kas 2, aš visą laiką buvau įsijungęs, nes ir kalbėdavau ir žiniuose, ir turbūt ir Delfi TV pas jūs, ir kitose visą laiką buvau įsitraukęs, nes NATO yra mūsų interesai, ten visą laiką kalbama yra apie NATO, aš tikrai nesu atsitraukęs. Beje, aš norėčiau bendrai pasakyti, kad aš turbūt esu tas žmogus, daugiausiai laiko praleidęs užsienį ir aš tikrai tikiuosi, kad ateityje mes turėsime vis daugiau kandidatų, kurie yra gyvenę, dirbę, darę karjeras užsienyje, nes mums reikalingas šviežias oras, šviežios idėjos, o ne paskendimas savo populizme, demagogijoje ir kitose vidinėse batalijose, kurios yra tik tai menkina mūsų reputaciją. Tai aš manau, kad atnešu labai aiškią viziją, kompetencijas, žinias, būtent tai, kas reikalingas šiuo metu Lietuvai. Šiuo metu Lietuvai reikalingas yra neformalus statistas šiuose pareigose, prezidento pareigose, o lyderis sugebantis atstovauti šalį atsakingai, garbingai, padoriai ir vakarietiškai. Ta aš ir atnešu ir to net visiškai nedvėjoju, kad mano kompetencijos čia yra geriausios. Pone Ignatskai, kaip jūs objektyviai savo šansus vertinat? Vertinu puikiai. Žiūrėkite, jūs čia turbūt suponuojate kažkokius tai apklausas, žinote, apklausus kartais matome skiriasi ten 7 kartus
Ir aš tikiu, kad tai, ką mes pradėjome daryti prieš pusę metų, ne kaip kiti ten, 4-5 metai buvo antivakseriai, dar visokius prisidirbę 5 metus, 10 metų jau dirbo prie šito failo, aš dirbau 6 mėnesius. Ir tai, nuo ko pradėjome, kur esame dabar, yra didžiulis skirtumas ir aš matau, kai žinomumas didėja, o jis tikrai didėja, jis didės toliau, palankumas mano kandidatūrai auga labai ryškiai. Ir aš tikiu, kad mes galim pasiekti ne minimalų rezultatą, o kiek įmanoma didesnį rezultatą. Ir matysime, kur nueisime. Bet aš einu su optimizmu, su vizija, su idėja, su tikrai į žymiai vakarietišką Lietuvą. Atnešu tas idėjas, kurios yra, manau, ypatingai svarbios šiuo metu Lietuvai. Koks yra jūsų, nežinau, gal kokius kelis punktus galėtumėte išvardinti esminiai momentai, ką jūs norėtumėte pabrėžti kaip savo kaip kandidato programoje. Tik ne visą programą būtų gerai, kad pasakotumėte, o akcentus pagrindinius. Na, tai pirmiausia, tai yra tai, kad atgrasimas turi suveikti, aš šiek tiek jau paminėjau, bet tai konkrečiai kalbant, tai yra iš tikrųjų labai aiškus prioritetai mūsų pajėgų didinime, tai yra oro gynyba, karys, atsargos, sąjungininkų plotmėje mes turime iš tikrųjų užtikrinti, kad sąjungininkai būtų čia, dabar, greičiau ir daugiau. Ką reiškia? Taip, mes turime Vokietijos vadovavimo batalioną, turime JAV batalioną, tankų batalioną Pabradėje, turėsime vokiečių brigadą, viskas tvarkoja. Esmė dabar sąjungininkų plotmėje sukurti, kad mes iš tikrųjų turime tą karinį mobilumą. Tiek per jūrą, kuri tapo jau dėka NATO plėtros, NATO stiprybės, tapo NATO jūra, kad sąjungininkai galėtų ateiti su aiškia infrastruktūra per Baltijos jūrą, per Suvalkų koridorių, taip pat iš šiaurės, iš Suomijos, nes Suomija irgi yra, aišku, NATO narė. Tai tie dalykai reikalauja iš tikrųjų tvirtos lyderystės iš aukščiausio mūsų vadovų lygmens, tai yra prezidento lygmens atsakomybė. Nes ministrai, kariuomenė to nepadarys, čia reikalinga aukščiausio lygmens lyderystė, tai yra užsienio kalbama apie saugumo politiką. Užsienio politikoje vėlgi ta lyderystė, kad mes turime toliau stiprinti savo santykius su svarbiausia mūsų vienintelė, pabrėžiu, strateginė partnerė Jungtinėm valstijomis. Čia yra mūsų pagrindinė užduotis. Jungtinės valstijos dabar, nepaisant to, kad Trumpo retorikos atbėga, apie Trumpą mes galim kalbėti dar valandą ir labai nuraminti su prie šito galėčiau, bet stiprinti mūsų santykius su Jungtinėm valstijomis, nes dabar Jungtinės valstijos išlieka vienintelė valstybė galinti kažką padaryti karinėje dimensijoje, ne Europą. Europa ištrūks dar 20 metus, kol mes jeigu tikrai sutintume, sukursime kažkokias pajėgas. Tai vėlgi, esminis dėmesys yra Jungtinės valstijos ir čia yra mano ir ryšiai su JAV, ir asmeniniai, profesiniai, ir visapusiškai su JAV generolais, su JAV susitimo draugais iš West-Pointo, kurie yra tiek Trumpo patarėjai, tiek Joe Bideno patarėjai. Tai yra per tą prizmę tikrai tai mano didžiulis fokusas yra. Tai tiek galbūt tiek pradžiai dėl. Taip, bet jūs, aš ką girdžiu, tai visą laiką kalbat tai, ką jūs iš tiesų išmanot ir niekas čia turbūt net nebejoja jūsų kompetencijom toje saugumo srityje, krašto gynybos srityje, nes esate padirbęs įvairiose pozicijose, betgi prezidento institutas yra kur kas plačiau. Ir tai nėra vien tik tai saugumas, užsienio politika, kurią jūs minit, bet ir tam tikri vidiniai dalykai, kaip nežinau, teisėjų skirimas, ar ten Lietuvos banko valdybos narių skirimas. Kiek jūs turit kompetencijos šituose klausimuose ir kaip jūs įsivaizduojat, kaip jums gali sektis? Ar užteks tų žinių? Aš turiu tikrai daugiau kompetencijų negu bet kuris kandidatas šiuose lenktynėse, kuriuose mes esame. Dabar, taip pasakysiu, kad iš tikrųjų kalbant apie kitas sritis, esu ekonomistas, aš suprantu ekonomiką kaip veikia, kad ekonominis mūsų augimas yra tampriai susijęs su mūsų saugumu. Čia jau gerbiamas Dainius paminėjo 4 ar daugiau procentų mūsų išlaidom reiškia gynybai, viskas tvarkoja, tas turbūt pagrįsta labai stiprią ekonomiką. Tam reikalingos investicijos, tam reikia pritraukti mūsų draugų, partnerių, investuotojus į Lietuvą. Negali gąsdinti žmonių, tai ką mes girdime dabar, kad čia karas rytoj, tikrai karo rytoj nėra. tą tikrai žinau, galiu patvirtinti, karo nėra rytoj ir turime iš tikrųjų dabar sukurti tokią atmosferą, kad tokią aplinką investavimo, pritraukti investicijas būtent į Lietuvą, dirbti su žmonėmis, stiprinti mūsų demografinę situaciją tam, kad iš tikrųjų turėtume žmonių sugebančių dirbti ir uždirbti tos pinigus ir kad iš tikrųjų iš tų investicijų gautųsi kažkoks tikra nauda visai šaliai. Tai vėlgi ekonominiai dalykai yra man labai
labai glaudžiai pažįstami ir čia aš tikrai to nesibaiminu. Kalbant apie kitas sritis, vėlgi, aš sutinku su jumis, gerbiama Daiva, kad prezidentas gali labai daug. Ir čia kiti ten kandidatai jau šiek tiek paminėjo, kad taip, prezidentas per patarėjus, per dalyvavimą Seimo komitetuose, per dalyvavimą kalbėjimąsi su vyriausybė, per atranką ministrų. Vėlgi, aš turiu labai 3 kriterijus, kas yra svarbu kiekvienam ministrė, kurį reiktų patvirtinti. Pirma, tai yra labai aiški vizija, ką nori pasiekti toj savo srityje. Antras dalykas - kompetencijos, kurios jis atneša šioje srityje, ir lyderystė, sugebėjimas padaryti, atlikti tos dalykus. Viskas 3 dalykai, kurie reikalingi kiekvienam ministrui, ir prezidentas turi dirbti. Ir ką mes matome dabar, kai yra nekalbadininkai tarp prezidento ir vyriausybės vadovės, kai yra nekalbadininkai tarp kitų žmonių, koks gali būti darbas padarytas, ką mes šnekame. Aš žinau su kultūra, kuri yra pagrįsta konsensusu, sutarimu ir iš tikrųjų savo ego šiek tiek numažinimu tam, kad pasiekti Lietuvos interesus. Tai tikrai turiu visas kompetencijas ir tikrai nemažiau negu bet kuris kitas šiuose lenktynėse dalyvaujantis kandidatas. Jūsų klausimai ir kol jūs galvojat klausimus, aš dar vieną tokį paskutinį nuo savęs užduosiu. Beje, ponia Egliskai, jūs turbūt už Dainių Žalimą balsuosit rinkimuose prezidentą. Nes jums taip patinka, ką jis pasakė, vis kartojat ir kartojat, cituojate. Gerai, tai koks yra jūsų išskirtinumas, kaip jūs manot, ir kitų kandidatų to paties klausiu, kuo jūs išskirtinis, unikalus, norėtųsi, kad kandidatas kažkokį unikalumą turėtų, ir tada lauksiu jau iš auditorijos klausimą. Taip, gal dėl unikalumo, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus, ir ypatingai žinau, kad čia ta publika yra tikrai apsiskaičiusi sėdinti šioje auditorijoje. Pažiūrėkite į mano gyvenimo prašymą, pažiūrėkite į mano LinkedIn profilį, susijungite su manimi ir pamatysite mano tai, ką aš nuveikiau gyvenime. Dabar, apie ką aš kalbu, apie tai, kad šiuo metu reikalingas būtent lyderis, kuris supranta geopolitiką, kuris supranta sąjungininkus, kuris supranta gynybą, kuris yra autoritetas gynyboje užsienio politikoje, nes taip, karas yra šalia mūsų, karas yra Ukraina. Turime remti Ukrainą iki pergalės, bet ten aš esu tikrai unikalus, esu vienintelis kandidatas, beje, esantis 15 žmonių grupėje, kurie vadovauja gerbiamas buvęs generalinis sekretorius Rasmusenas. Toje grupėje yra ir Dalia Grybauskaitė, ir Borisas Johnsonas, Jungtinės karalystės buvęs premjeras, ir Hillary Clinton, valstybės sekretorė JAV, ir Sanna Marin, Suomijos premjerė, ir kaip daug generolų mes 15 žmonių grupė, kur diskutuojame apie Ukrainą, kur žiūrime ir bandome teikti būtent pasiūlymus, kaip pasiekti pergalę Ukrainoje. Tai vėlgi, mano kompetencijos yra, aš manau, akivaizdžios, aš turiu aiškią viziją, aiškias kompetencijas, aiškią lyderystės patirtį ir mano tas nefokusavimasis į ego politiką, o fokusavimasis į konsensusą, į iš tikrųjų Lietuvos žmonių interesus yra manau išskirtinis ir žmonės tą pajunta ir mes kuo daugiau kalbame su žmonėm, kuo daugiau važinėjame po Lietuvą, matome, tai yra puikus rezultatai ir rezultatai tik tai kils į viršų. Jūsų klausimų, prašom. Prašom. Nu, aš turiu dirbti, ar ne? Už jūs. Prašau, ateikit. Sveiki. Prieš užduodama savo klausimą noriu pasitikslinti. Mačiau rinkėjo puslapį tokį faktą, kad jūs esate potencialiai buvęs kitų gimnazistas, ar čia tiesa? Taip, kitų gimnazija, turėtų būti. Mielu noru norėčiau paklausti, kaip kitų gimnazistų. Peržiūrėjau jūsų programą ir tikrai yra aprašymai, ką jūs ten veikiate ir panašiai. Tikrai labai matosi, kad turite aiškų klausimą, nu paskui, kaip visą laiką būna su programom, visi, kas rašė programas, žino, kad yra kažkokie klausimai, kur tą akčiai rūpi ir padarysi, nu ir yra tie klausimai, kur reikia įsirašyti. Tai aš gal atsispirsiu nuo Daivos klausimo ir truputį praplėsiu. Pirma, pagal jūsų klausimo aiškumą, išmanymą, tai, ką jūs veikiate, ar jums tikrai reikia tos Lietuvos Respublikos prezidento pozicijos, nes pagal mane tai ir NATO galite dirbti Lietuvos labui, o Lietuvoje žmonėms, žinokit, tikrai nepamaišo tie lietuviai,
kažkokiose didelėse galingose ir įdomiose tarptautinėse organizacijose, kurie išmano, ką daro ir gali tais klausimais dirbti Lietuvai, kai tuo tarpu Lietuvoje yra ir kitų žmonių galinčių dirbti Lietuvai iš Lietuvos. Ir klausimas, jeigu taip atsitiktų, kad jūs išrinktų Lietuvos Respublikos prezidentui, laimiai Lietuvos Respublikos prezidentas nėra vien tik asmuo, tai nėra vien tik institucija, tai yra tik komanda. Ką aš kaip suprantu, jūs žinote iš to, ką girdėjau prisistatymo metu, tai ką tada imtumėte į komandą, kad padengtumėte tos kitus klausimus, kurie akivaizdžiai, galbūt nėra jūsų širdies klausimai. Ačiū. Ačiū Jūsų už klausimą, tikrai puikus klausimas. Dabar pirmas dalykas, aš noriu pasakyti, kodėl man reikia Jūsų klausimą, reiškia, kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidentus. Aš atsakysiu paprastai. Baigdamas JAV karo akademiją Vest-Pointe prieš 21 metus, mūsų 900 buvo laidoje ir mūsų viršininkas akademijos pasakė, žiūrėk, jūs einate į tikrąjį pasaulį, į platųjį pasaulį, jūs vadovausite būriams, o vėliau kuopai žmonėms, jūs vadovausite žmonėms. Ir, žiūrėkite, jūs viską išmokite, 4 metus yra lyderių ugdymo institucija. Nuo ryto iki vakaro mes ugdėme iš jūsų lyderius vertybinius, stiprius, galingus, su vizija, su rūpešiu. Du dalykus, ką dabar turite daryti. Yra turite 2 dalykus. Pirmas, jis pasakė angliškai, accomplish the mission, reiškia įvykdyti užduotį. Antras, take care of the people. Pasirūpinti žmonėmis. Tai nuo tos dienos, kai tu išeini iš akademijos, visas mano gyvenimas buvo būtent apie tai, kad aš užsidedu savo užduotį, mano užduotis dabar yra padaryti Lietuvą saugesnę. Ir antras dalykas pasirūpinti žmonėmis, nes to dalykų negali atskirti. Tai yra lyderystė. Tu vykdai savo užduotį, misiją ir pasirūpinti žmonėmis. Čia yra mano kelio sekantis etapas ir tą aš ir darau. Dabar kalbant apie komandą, tai tikrai turime žmonių, su kuriais dirbame, kurie dirbo ir prie programos ir dabar konsultuojamės. Aš kol kas nenorėčiau įvardinti ten į pavardžių, bet tikrai turėsime žmonės, kurie supras, ką daro, kurie supranta, ką daro, kurie žino, ką daro, kurie aiškiai atstovauja labai aiškiai ir vertybinę politiką mūsų, ir suprantantis ne tik saugumą ir užsienio politiką, bet iš tikrųjų kalbam apie visą spektrą, reiškia, temų, kuriuose prezidentas turi atsakomybę. Bet aš ką noriu paminėti, kai aš paminėjau Daivai, atsakydamas, kad iš tikrųjų yra 3 dalykai, kuriuos ieškočiau ministram, tai čia yra labai svarbus elementas. Žmogus, kuris ateina dirbti man, kartu su manimi, aš noriu labai aiškiai suprasti žmogų, ar jis turi viziją, ką jis nori paveikti, ką jis nori iš tikrųjų nuveikti, koks tiklas yra šito viso. Antras dalykas yra kompetencijos ir trečias dalykas lyderystė. Be lyderystės patirties matome beje, netgi šiuolaikinėme, dabartinėme ministrų kabinete, kai žmonės ateina be lyderystės patirties, matome, kas gaunasi, arba greičiau nesigauna. Todėl visi tie dalykai yra svarbus, bet aš kalbu apie kompetencijas, aš kalbu apie iš tikrųjų supratimą, ką darome, visą tai darome Lietuvos labui, Lietuvos žmonių labui. Prašau dar klausimų, ateikit, prašom. Kokios jūsų politinės pažiūros, ponė Jedrinskai, kol štai eina klausantysis? Politinės pažiūros. Politinės pažiūros, apie ką jūs ideologija, kas jūs? Kairysis, dešinysis, centras, visai be pažiūrų, ta prasme. Na, vadinkite mane centro dešinė, kaip sakyti, yra, manau, apie tai, ką aš kalbu, apie saugumą, apie užsienio politiką, apie ir ekonomiką galbūt yra labiau centro, ne kairė, bet labiau centras ir esu pragmatiškas žmogus, kuriam svarbu, kad mes išspręsime šių didžiulius iššūkius, kurie ateina mūsų šalį, tiek saugume, tiek ekonomikoje, tiek socialinėje erdvėje. Prašau, dar klausimą. Ačiū iš prezentaciją, Giedrimai, dėkui, kad prisijungėt, nors keliaujate. Mano klausimas, jūsų fantastiškas track record, įspūdinga tarptautinė karjera. Ir labai įdomus faktas buvo, kad jūs 17 metais iškeitė tarptautinę karjerą į darbą Karbauskio ir Skvernelio vyriausybėje, ne? Ir šiandieną nemažai šnekėjome apie demagogiją, populizmą, tai galbūt klausimas iš 2 dalių. Pirma, gal galite papasakoti, kas nulėmė jūsų sprendimą grįžti į Lietuvą ir iškeisti tą tarptautinę karjerą į darbą viešajam sektoriui.
Ir antras klausimas galbūt yra kiek platesnis. Mes matom populizmo ir kraštutinės kairės dešinės augančią įtaką tiek Europos Sąjungoje, tiek JAV ir kitose demokratijose. Koks yra jūsų galbūt sprendimas, arba kaip manote, kad tai būtų galima adresuoti tam, kad tiek visuomenės būtų mažiau skaldomos galbūt, bet lygiai taip pat, kad žmonės būtų, jų lūkesčiai būtų atsižvelgiami. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, kodėl aš grįžau, tai buvo vėlgi šiek tiek susijęs su to, ką aš jau kalbėjau prieš tai. Tai yra mano misija, aš žiūriu misiją, kad padaryti kažką Lietuvai ir pasirūpinti žmonėmis. Ir čia buvo tas šansas, kai iš tikrųjų tu gali atnešti savo kompetencijas, savo žinias iš tų daugiametės, tarptautinės, tarpkontinentinės karjeros į Lietuvą. Ir iš tikrųjų tai buvo, tai yra, turbūt buvo vienas iš prasmingiausių mano karjeroje laikotarpių. Nes būdamas viceministru, būdamas vyriausybėj, ir tai jūs paminėjote ten Bauskas, koks jis ten yra. Aš jo net gyvenime nesu matęs, niekada esu kalbėjęs. Taip, tai yra, aš dirbau su Saulium, dirbom su prezidente, mes buvom krašto apsaugoj, su mano bosas buvo Raimundas Karoblis, mes dirbame su visais žmonėmis, kurie rūpėjo saugumas ir tikrai nejaučiu jokio to demagogizmo, kuris ateina iš agrokoncerno verslininko. Tai buvo vėlgi aiški komanda, aiški lyderystė, kur tu gali save įprasminti, iš tikrųjų pasiekti dalykus, padaryti dalykus, kurių privačiam sektoriui yra sunku padaryti. Ir aš žinau, kad čia turbūt daugelis iš jūsų, tai turbūt Sičio klubas ir kiti, kur dirbate, ir aš visus, ne visus, bet kiek įmanoma daugiau paraginčiau pasvarstyti šias galimybės. Jūs atneštumėte didžiulę vertę Lietuvai, jeigu jūs surastumėte lyderius, su kuriais galėtumėte dirbti ir padaryti, įnešti savo kompetencijas į Lietuvą. Antras klausimas buvo apie, priminkite Daiva. Apie populizmą šiek tiek. Apie populizmą galbūt vakarų visuomenės ir demokratijos, ne, apie radikalios kairės dešinės kylantį populiarumą, to kūriamos grėsmės ir kaip su tuo efektyviausia būtų kovoti. Žiūrėkite, populizmas čia nėra tik Lietuvos bruožas. Demagogija populizmas buvo per daugybę amžių, tai yra nėra koks naujas fenomenas. Šis susiskaldymas, kuris yra visuomenėje tiek Lietuvos, tiek visose Europos šalyse, tiek Jungtinėse valstijose yra labai matomas ir jisai turi daugybę šaknų, kurios yra dešimtmečiai buvo statoma, tai globalizacija, šalto karo pabaiga, mes galime eiti iki istorinių ištakų šitos fragmentacijos ir susiskaldymo. Ką mes turime daryti? Tai aš norėčiau paraginti žmonės iš tikrųjų, kad jie balsuotų, mes esame demokratija. Tai yra nuostabiausia valdymo forma, kokią mes turime. Ir tikrai balsuokime protingai. Aš čia neagituoju netgi iš savęs, noriu, kad žmonės ateitų, pasiskaitytų, pasidomėtų ir iš tikrųjų išrinktų tuos žmonės, kurie kompetentingai gali atstovauti jų interesus šiame besikeičiančiame geopolitinių lūžių pasaulyje. Ir vieną dalyką, kurį aš visą laiką paminiu savo rinkėjams, susitikimuose su rinkėjai, kad kai teisite, gegužės 12 rasite biuletenio paradas, kad užduotumėte savo klausimą. Jeigu vieną dieną vyks, tai ne kažkokia agresija, kažkokias konfliktas, kažkoks galbūt ne grėsmė ateina, kokio vyriausio ginkluotojo pajėgų vado aš noriu matyti šioje pozicijoje. Taika yra taika. Taikoje, kaip sakome, mes esame parlamentinė demokratija, daug kas vyksta gal be prezidento žinios, be prezidento įsitraukimo, bet karo metas, konflikto metas, agresijos metas, būtent tada, kai reikalingas lyderis, kuris gali imtis tos lyderystės kartu su kariuomenė, kartu su visomis institucijomis, kalbėtis tiesiogiai su Valdu, su Džiau, su Borisu, su kuo reikia ir iš tikrųjų užtikrinti Lietuvai saugumą. Atsirinkime, užduokime tą klausimą, kaip vieną prie biuletenį. Negyvename vien tik taikos metu. Taip, ačiū. Giedrimas Jeglinskas, tai buvo nebėra daugiau klausimų, ar ne? Organiškas šitas mūsų renginys. Ateikit dar tada labai trumpai ir labai trumpus atsakymus, nes dar vienas kandidatas atsirado, buvo prapuolęs. Tai skirsim jam šiek tiek dar irgi dėmesio. Sveiki, kaip atstovausite žmogaus teisės ir ar manote, kad viskas yra gerai? Su žmogaus teisės. Trumpai. Žiūrėkite, kiekvienas Lietuvos pilietis yra Lietuvos pilietis. Jis turi visas teisės ir visas atsakomybės.
Ir čia aš tikrai turbūt tai, kad nesvarbu kokie yra žmonės, jeigu jie šeima yra, reiškia, žmonės gyvenantis kartu, yra ta pati mama ginanti vaiką, tas pats tėtis auginantis 2 sūnus, tas pats, ta pati pora, gal tos pačios lyties gyvena kartu, tai yra tai šeima, užtikrinkime jiems visiems lygias teisės ir atsakomybės. Visi jie yra Lietuvos piliečiai, visi jie reikalingi tam, kad jie kurtų Lietuvą, tai reiškia, klestinčių Lietuvą tam, kad gintų mūsų šalį kartu, esame kartu ir turime būti vieningi. Visų teisės turi būti užtikrintos. Ačiū Jums. Vardan Lietuvos kandidatas į prezidentus Giedrimas Jeglinskas. Dėkoju ir dabar jau laukia. Dabar vėl prisijungė Eduardas Vaitkus, tai nežinau, kiek jūs čia mus matėte ir girdėjote. Pradžioje mes prisistatom, o po to pasikalbėsime. Gerai. Jūsų prisistatymui kelios minutės, kokios 3-4, prašau. Gerai. Tai rugsėjo 5 dieną aš paskelbiau Lietuvos žmonėm savo viziją, kaip toliau turi atrodyti ir eiti, kur eiti turi Lietuva. Ir savo viziją paskelbiau dėl to, kad Lietuva jau yra parduota ir išduota. Ir per 30 metų Lietuvoje nebėra politinės jėgos, kuri matytų Lietuvos savarankiškumo prasmę. Mūsų valdžia mus išdavė ir pardavė. Ir kiti kandidatai sako, ir teisės profesoriai sako, tai buvo tai seniai ir nereikia kreipti dėmesio. Tai mano pagrindinė mintis yra, kad konstitucija, kuri yra Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas, ją privalu vykdyti. Už konstitucijos pažeidimus privalu bausti, o ne antrą kartą išrinkti į Seimą arba paskirti į konstitucinį teismą. Lietuvoje tai buvo praėjusiais metais. Asmuo, kuris sulaužė konstituciją ir tai patvirtino konstitucinis teismas, jis buvo paskirtas dirbti į konstitucinį teismą. Mes, Lietuvos eiliniai žmonės, neturim įrankio prieš šitą valdžią. Tai konstitucijos laikymasis ir konstitucija yra nuoroda, kad svarbiausi Lietuvos gyvenimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos žmonių. Pradžioje aš girdėjau, kaip profesorius Vėgėlė tą patį irgi pasakė. Svarbiausi klausimai yra sprendžiami Lietuvos žmonių. Tai mano pagrindinis šūkis yra, kad Lietuvą reikia sugrąžinti Lietuvos žmonėms. Dabar aš buvau kaip tik atsijungęs, nes buvau Vyriausios rinkimų komisijos posėdį, kuri teismo sprendimu antrą kartą dabar svarstė mano programą, kuri buvo uždrausta. VRK priėmė sprendimą uždrausti spausdinti mano programą, nusprendusi, kad jinai netitinka demokratijos, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų rinkimų principų ir taip toliau. Ir nepateikusi jokių juridinių argumentų, kodėl taip yra. Tai dabar Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu 7-3 nusprendė, kad mano programa bus spausdinama, nes Lietuvos žmonės turi žinoti apie kitokias galimybės Lietuvai. Ir dabar kalbant apie tai, kas yra sisteminis kandidatas, o kas yra nesisteminis, aš tiesiog priminsiu, kad kai kurie kandidatai ir šiuo metu pas jūs kalbėję jau 22 metų Liepos mėnesį jau buvo pradėti reklamuoti kaip kandidatai prezidento rinkimuose. 22 Liepos mėnesį. Aš oficialiai užregistruotas 23 lapkričio mėnesį ir lapkričio mėnesį apklausose dėl prezidento rinkimų mano pavardė buvo uždrausta pateikti Lietuvos žmonėms. Tai kodėl LRT parašo raštiškai, būtent raštiškai, raštu Vyriausiai rinkimų komisijai, kad Vaitkaus nespausdins pozicijos arba nuomonės skiltyje, nieko nespausdins, nes Vaitkaus, tai dabar cituosiu čia LRT žodžius, nes Vaitkaus mintis prieštarauja demokratijos principams, nes Vaitkaus teiginys ir pavyzdžiui čia yra geriausias, kad išleisčiau kaip prezidentas dekretą, kad Lietuvos konstitucijos pakeitimai
kurie buvo padaryti pažeidžiant konstituciją, yra negaliojantis. Tai LRT parašė, kad šita frazė prieštarauja Lietuvos politikai, Lietuvos įstatymams ir Lietuvos konstitucijai. Jūs pagalvokit, kokį absurdą. Bet tai viską Vyriausioji rinkimų komisija pritarė, kad LRT gali turėti tokią nuomonę ir užtat mano nespausdins nieko. Tai kalbant apie kas yra kovoja prieš sistemą, būtent šitą sistemą, kuri dabar yra Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Ir kas yra sistemos palaikomi daugiau arba mažiau, vienokią suknelę ar kitokią suknelę uždėti žmonės. Aš vadinu savo nuo gegužės 15 dienos mitingo Vingio parke, kartoju savo tokią frazę, kad 30 metų jie yra tie patys. Tie patys. Jie keičia tik tai savo švarkelius ar skvernelius. Ir socialdemokratai su Landsberginė partija gali dirbti unisoną, kaip privaloma to pačio medalio dvi skirtingas pusės. Jie tai pačiai sistemai atstovauja, o aš sakau šitai sistemai gana. Ir mano pagrindinė mane kaltina, kad aš prorusiškas, nes aš keliu klausimą, kad Lietuva neparduodama ir neparsiduoda. Ir šitas klausimas yra susijęs su tuo, kad Lietuvos nepriklausomybės, kurią iš mūsų atėmė, aš siekiu ją susigrąžinti. Arba, kad Lietuvos žmonės patys nuspręstų, pagal tai, kaip yra numatyta konstitucijai, atsisakom tos nepriklausomybės. O kam mums jinai reikalinga? Bet tada Lietuvos žmonės patys turi atsisakyti. Girdėjau, kad jums su jumis kalbėjo apie NATO. O matot, NATO išjungia. Kas būna? Taip, ponia Vaikų, jūs atakuoja. Taip, aš pabandysiu prisimti. Jūsų nesimato. Bet girdi. Aš klausimų neturėsiu, jeigu jūs turėsit, tai prašom. Nėra čia, nematau valstybių. Pasitarkim, ar jūs norėsite kažkokius klausimus užduoti šitam kandidatui? Norėsite ar ne? Mes klausimų, ką turėsite? Reikia bandyti juos susijungti, tai nežinau, kas. Ar dar laukiam, aš turiu omeny. Gal galime paskambinti tada? Prašau? Gal paskambinti? Ne, visi kitų daugiau nebėra viskas. Dabar jau perėsim prie Europos parlamento, kandidatų į Europos parlamentą. Debatų, dabar jau bus debatai. Tiesiog dabar padarytume kokių 10 minučių pertrauką, kad suvaikščioti ten, kur norisi suvaikščioti. Tai dėl to ir klausiu, dėl prieš tai girdėto kandidato, ar dar bandom su juo čia mes kaip nors susisiekti, ar jau nebebandom. Prašau? Gerai, darom 10 minučių pertrauką, bet būkit geri nevėluokit. Gerai, 10 minučių greitai suvaikščiom ir